Du dalykai, ką tu turi atsiminti per šias kalėdas dėl savo vaikų. Pirmas yra jų asmeninių ribų gerbimas. Tai yra, jeigu vaikas nenori apsikabinti ir pasibučiuoti su močiute ar seneliu, tai jis tą daryti ir neprivalo. Nes jeigu visgi jūs sakysit, kad, nu va, močiutė tave taip myli, tokia gera, taip čia dovanų atnešė, ateik, reikia čia gerbti ir padėti, nežinau, tenais močiutei, apsikabinti ir pasibučiuoti su ja. Tai jūs ką darote, jūs stumėte į tokią situaciją, kur vaikas jaučiasi nesaugiai ir atitinkamai psichika pasirenka tokį būdą, tai yra užblokuoti savo jausmus, savo pojūčius apie kūną tam, kad jaustųsi saugus. Todėl, kad saugumas yra viena iš bazinių ir esminių psichikos būsenų, kur tiesiog privalo jausti saugiai. Jinai pasirenka tokį būdą ir be abejo yra kuriamas toks įprotis, reiškia blokuoti savo jausmus ir pojūčius. Antras dalykas yra tai, kad kokį jūs vaizdą, kokį jūs viziją ir sukursite apie šventės, kas yra tie giminės susitikimai, ką ten darome ir kas ten vyksta, tokį patirtį ir jūsų vaikai neši savo šeimą ir į savo giminę. Tai yra, jeigu mes visgi susitinkame ten, kur visi geria, visi prisigėrė, tai atitinkamai tokį mes duodame vaizdą ir savo vaikams, ką jie perdoda. Bet gali būti, kad mes niekur neiname, gal mes neturime su ko susitikti, mes tiesiog sėdime kaip eilinė diena namuose. Tai irgi taip nėra gerai, nes visgi reiktų kurti tam tikras tradicijas, vertybės, ką jie perdos savo vaikams.